Vyrukas nori pagirti merginą, sako, tavo kojos labai gražios man. Nesakyk taip, kad gražios, pat žinai, taigi jos, storos tokios. Taip, bet jeigu būtų labai kūdos, tai matytųsi, kad klišos. Kaip susimovė. Kasininkas parduotuvėje prie kasos. Ar jums reikia maišelio? Pirkėjas. Ar mums iš vis šiame pasaulyje, šiame gyvenime ko nors reikia? Pone klientė, žinokit, aš irgi baigiau filosofiją. Dar vienas. Studentas įsijungė išmanųjį, įsidėjo į Instagram vakarienės nuotrauką. Kitą dieną visi pradėjo jam aukoti pinigus. Taip, nekokia vakarienė. Valgykit, mėly sveteliai, valgykit. O jei neturit sąžinės, tai ateikit rytoj. Tu, žmogau, gali pasiekti, ko tik užsinorėsi. Tai reikia labai norėti. Ir labai prastos fantazijos. Noriu šį vakar valgyti bulką su margarinu. Super. Kaip mokiniai ne visai pažangus matematikoje regi matematinius uždavinius. Užduotis. Jeigu tu turi 3 pieštukus, o aš turiu 7 obuolius, kiek blynų tilps ant mano stogo? Atsakymas. Raudona, nes ateiviai nedėvi kepurių. O taip, regi, užduotį atsakymą mokinys, kuris nieko nekerta. Lempa, nuostabi lempa. Žodžiu, 20 amžiaus pradžioje apie vidurį mokslininkai spėdami ateitį, kas bus 2015 metais, ar ne? Jie turėjo tokį spėjimą, kad kelių jau nebebus, bus mašinos, kurios skraido. Pasirodo, kad vienas punktas įvykdytas. Sodų bendrijose Lietuvos kelių nėra. Jau nėra. Iš pradžių tiesa buvo mūsų pusė, bet po to jie išsitraukė beisbolo lazdas. Frazė valio rudens atostogos, kur kas nuoširdžiau ir su didesniu noru šaukė vis dėlto ne mokiniai, o mokytojai. Ačiū Dievui, sako jie. Na ir aš turiu paskutinį savo pusės. Kaip atskirti jautį nuo karvės? Kai melži jautį, jis šypsosi. Ir dar vienas pabaigai. Žodžiu, Vilniuje gatvėje įvyko konfliktas tarp 2 automobilių vairuotojų ir išlipęs vienas vairuotojas su golfo lazda sudaužė priekinį automobilio stiklą savo oponentui. Na, tai dar kartą įrodomas faktas, kad Vilnius yra tikrai kultūringų vairuotojų miestas.